2D objektai Max programoje tiesiog vadinami shapes formomis. Šios formos gali būti atviros arba uždaros. Štai yra atvira forma ir štai yra uždara forma. 2D formos Max programoje iš esmės naudojamos 3D objektų kūrimui. Pavyzdžiui, ši stiklinė buvo sumodeliuota iš spline. Jeigu paspausime ant jos, matome, jog jai buvo pritaikytas modifikatorius slave, tačiau mes galime išjungti jo rodymą ir tuomet pamatysime spline kreivę, iš kurios yra šis objektas padarytas ir tiesiog vėliau jam pritaikytas modifikatorius leaf. Taip pat čia yra kitas objektas padarytas lygiai taip pat iš spline ir tai yra iš paprasto rectangular shape įrankio. Prieš tapdamos 3D objektais dažnai formos yra paverčiamos compound shapes, tai yra sudėtinės mišrios formos. Pavyzdžiui, čia yra ši forma donut, sudaryta iš 2 spline kreivių. Formos turi 3 jų redagavimo subrėžimus. Išskleiskime editable spline ir matome režimai yra vertex, segment ir spline. Įsijunkime vertex režimą. Štai matote spline, tai yra kreivė įterpta tarp 2 galinių taškų ir 2 ar daugiau liestinių vektorių. Kokie yra tie galiniai taškai viršūnės vertex priklauso spline rūšis. Ar ji turi tiesias formą, ar kreivės formą ir kokios kreivės. Panagrinėkime viršūnių tipus. Viršūnės būna 4 rūšių. Tai yra kone, bezier kone, bezier ir smooth. Štai čia yra kone viršūnė, tai yra kampinė viršūnė. Ji yra kampe tarp 2 tiesių, prieš ją einančios ir po jos einančios tiesės. Naudojama tada, kai reikia kampuotų formų. Tuomet yra bezier kona, panaši į koną, tačiau papildomai turi bezier reguliavimo rankenėlės prieš ją einančią kreivę ir po jos einančią kreivę. Bezier rankenėlės galima valdyti vieną atskirai nuo kitos. Kuomet bus viena kreivė reguliuojama, kita kreivė nereaguos. Bezier viršūnė suformuoja glotnią kreivę ir turi rankenėlės, kurios tą glotnumą reguliuoja. Taip pat rankenėlės galima valdyti vieną atskirai nuo kitos ir taip veikiant tik tai vieną kreivę. Smooth viršūnė yra be reguliavimo rankenėlių, tačiau formuoja aptakią kreivės formą. Smooth režime kreivės glotnumą galima reguliuoti tik su move įrankiu judinant viršūnę. Įsijunkime įrankį line ir pabandykime braižyti. Dirbant su line įrankiu tiesės kuriamos paprastai spaudinėjant pelės mygtuką, o glotnios kreivės kuriamos paspaudus ir neatleidžiant, pelės mygtuką įtempiant ir vėliau atleidžiant. Taip pat yra shift mygtukas, kuris leidžia braižyti kreivės tik 90 ir 180 laipsnių kampais, taigi nuspaudžiame shift ir mes galime braižyti stačias linijas. Norint užbaigti linijos įrankio braižymą, reikia tiesiog vieną kartą spustelėti dešinį pelės mygtuką, tačiau line įrankis vis dar lieka pažymėtas, todėl reikia arba dar kartą spausti dešinį pelės mygtuką, arba tiesiog paspausti klavišą Escape. Braižyti glotnes kreivės iš karto ne visada yra patogus metodas, nes jį sunku kontroliuoti. Labiau priimtina pirmiausia nusibraižyti tiesę, o tik tada, keičiant viršūnių tipus, versti tiesę į kreivę. Spauskime F raidelę ir nusibraižykime kreivę. Taigi pasirinkime linijos įrankį line ir brėžkime štai tokią tiesę. Šiek tiek iš šono ir baigsim ties grindimis. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką, dar kartą spaudžiame dešinį pelės mygtuką, kad išeitumėme iš įrankio. Štai dabar galime nueiti į Modify ir bus prieinami mums subrėžimai. Ir čia galima spausti arba line išskleisti, spausti vertex,
ir mums bus prieinamos viršūnės, arba spausti piktogramą vertex. Taip pat režimus galima pereiti spaudžiant dešinį pelės mygtuką ir pasirenkant režimą vertex. Ir paskutinis būdas yra klaviatūros skaičiukai. Tai yra ne atskirai skaičius reguliuojantis mygtukai, bet klaviatūros skaičių mygtukai. Ir vienetas reiškia vertex režimą, dvejetas segment režimą ir trejetas spline režimą. Grįžkime prie vertex, spaudžiame vienetą. Ir dabar pažymėjus vieną viršūnę, spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir galime reguliuoti viršūnės tipą. Pasirinkime smooth ir matom, kad mūsų tiesės pavirto į kreivę ir pasidarė glotnios. Taip pat galime paversti į reguliuojamo glotnumo viršūnę, paspaudžiame viršutinę viršūnę ir pasirenkame Bezier. Ir štai čia matome yra dvi rankenėlės, kurias valdant galima reguliuoti kreivės glotnumą. Jeigu iš pradžių rankenėlės būna užrakintos, tuomet reikia tiesiog paspausti Shift klavišą ir galima jau rankenėlę reguliuoti norimomis kryptimis, kaip tik jūs norit. Tas pats ir su kita rankenėlė. Kaip matote, rankenėlės galime reguliuoti atskirai vieną nuo kitos ir kai keičiama vienos kreivės glotnumas, kita kreivė nereaguoja. Taigi galime reguliuoti kreivės glotnumą, tačiau matote, atsiranda kampuotos vietos šiek tiek. Tai galima reguliuoti skyriuje Interpolation, padidinant žingsnių skaičių, padarykim 20. Ir kreivė yra žymiai glotnesnė. Kitas būdas reguliuoti yra tiesiog paspausti Adaptive. Ir tuomet kreivė yra glotinama, jeigu tai yra glotni kreivė, o jeigu tai yra tiesi linija, tuomet žingsnių skaičius yra sumažinamas iki minimumo. Taigi siūlyčiau tiesiog turėti užžymėtą varnelę ties Adaptive. Ir tuomet matysime visada glotnes kreivės. Grįžkime į perspektyvą. Išeikime iš režimo. Kaip matote, kol esame kuriam nors iš subrežimų, mes negalime spausti jokių kitų elementų. Ir tam, kad išeitumėm iš šių režimų, reikia tiesiog spausti ant objekto pavadinimo, šiuo atveju line. Ir tuomet jau mes galėsim spausti kitus objektus ir liksim Modify kortelėje. Max programoje objektų modeliavimas yra paremtas etapais, pradedant nuo paprasto primitive objekto ar formos ir vis tą formą modifikuojant, kol ji pavirsta norimu sudėtingesniu objektu. Nuo to, kas paprasta iki sudėtingo. Visos Shape 2D formos yra sudarytos iš spline kreivių, iš vienos kreivės arba daugiau. Kai formos yra sudarytos iš dviejų ar daugiau spline kreivių, tuomet tai jau yra compound shapes, kaip šiuo atveju yra ši donut forma. Grįžkime į kortelę Create. Čia yra varnelė pažymėta ties Start New Shape. Kai ši varnelė yra pažymėta, kiekvieną kartą renkantis įrankį, braižoma vis nauja forma. Tačiau jeigu mes nužymėsime šią varnelę ir braižysime elementus, tuomet jie visi pavirs į vieną objektą. Štai matote, vienu ypu buvo nupieštas compound shape, tai yra mišri forma, ir tai reikėjo nuimti varnelę ties Start New Shape. Na, kol kas grąžinkime šią varnelę. Štai taip trumpai susipažinome su 2D objektais.